Na, kągi sveiki, su jumis aš Vakarų 25. Šiandien žaidžiame Farming Simulator 2015 single playerį, originaliam žemėlapį. Ir dabar pastatau priekabą. Tai iš karto parodau. Čia va rinktuvas. Čia sulūžusi priekaba. Nu ir važiuojam aploti kitą techniką. Man išnulindau įmonės atpirkinimasis kamino, nes geresnių pasiūlymų nebuvo. Va, matot, važiuokit, Nyva, Rostermarš, kokia, nerašo, nesvarbu. Paskui Sielka, CTZ, bet didelė nudažyta naujai. Paskui priekaba eina ir 2 traktoriai su šituo. Tai kaip ir viskas. O tada ką mes čia galim, bet jaučiu, nuvažiuosim, nupulsim kokį laukelį, pakalbėsim biškį, nes taip laikas praeis. Tai pasikabinam, važiuojam į lauką. Šitam žemėlapį esu žaidęs, paminėsiu, žaidžiu Streams Meta V2 versijai. Tiesiog modu, tai kada va nusipirksiu treštuvą, kad iš tai vardą nusipirkt, bet manau dar labiau nepirksim lauką. Kad aš jau čia važiuosiu vaikų kavą. Aš jau nežinau, kodėl va čia nuvažiavau. Man atrodo, šitas mūsų yra. Ne, šitas nėra. Bet nieko tokio. Čia man didelis reikia nusipultama. O čia suksim kaimynų lauke. Kaimynas pasakė, kad nupultė lauką, tai nupulsim. Ir sakė, galbūt jis gali pasilikti savo. Nežinau, ką aš šneku, bet vis tiek. Visais. Dar turiu mano laidinčią modą. Labai praverčia. Ir Haideris. Tai važiuojam į lauką. Nieko nelaukiu. Ir pradžio aš pastrigau. Palauk. Važiuojam. Jaučiu dar neužtirpsiu kartą. Turiu čia žymiai patogiau ant tokių galbūt važinėti, ant keliukų mažesnių. Net kaip dar nereikia. Tai ką, biškį krūmų nupūliam, man nepatokam. Tai pūlam. Aš visą man nereikia, šiaurę jaučiu. Ką pastatysiu čiūrių burgerį čia. Kodėl man dirba? Nes man nupirkė. Nusipirksiu, tai turėsiu pinigų. Dabar vat priekabą galim pažiūrėti miškui. Aš nusipirkiu. Nusipirkęs. Ir kitame epizode stengsiuosi susikalbti biškį daugiau pinigų. Kad galėtumėm daiktį nusipirkti karvų, kažką tokio. Mes neįsivirsim su porą priekabų, Sielkai ir kombainų. Nes mums tikrai daugiau technikos reikia. Nu, pavyzdžiui, kombaino kukurūzam. Nu tai ką, dar pūlam. Stengsiuosi, kad šitie video būtų apie 15-10 minučių. Jaučiu šitą padarysiu 10, nes šiandien nelabai ką veikti yra. Įsikalsiu biškį pinigų ir tada pasistengsiu šiandien įkelt šitą video, šiandien kada aš filmuoju. Tai pažiūrėt, 29. penktadienį, tai aš pasistengsiu nufilmuot ir šiandien vat įkelt. Nes jau 4 savaitės nekėliau video. Čia biškį blogai yra, bet nieko tokio. Tai dar rytoj pasistengsiu, dabar pasistengsiu kelt kasdien video, bet tai jau išeis. Parašykit, ar žiūrit, prašy. Komentaruose. Aš tai žiūrėjau, bet ten neaptoko metimas su šitą Australija buvo nesveikus, bet gaila neįskaitė. Biškį pasidarysim, kad nereikėtų taip daug iš lauko važinėti.
Ir kaip ir laimelių įsiprintam, kaip visada, amžinai. Palaukit, aš langą užsidarysiu. Va kągi, tai užsidariau langą. Važiuojam toliau. Bliam, čia biškį blogai paėmė. Nu tai ką, judam, jau beveik nukūnėm šitą lauką. Aš nepasižiūrėjau, kaip aš filmuoju. Esu telefoną prisidėsiu prie pat. Važiuojam. Gan greit, bet Nyva eina. Nes Nyva nauja, nes sena. Biškį netekau už tai išmutą. Bet šį Gen Software pagal mane sukūrė. Čia prie Gold Edition buvo kartu, man atrodo. Važiuojam. Žodžiu, dabar be vairo. Nes tingėjau pasiimti šį. Tai ką, šitą žemėlapį esu vairęs, patiko manęs, tai tada čia padėjau filmuoti. Nu, ta prasme, YouTube kelt. Gan gražus žemėlapis, gan patiko. Laukų yra, na, neklystu, 25 ar daugiau 26 yra. Man atrodo 26 čia yra. O, dieve. Aš žiūrėdamas į žemėlapį, kad jau mes vienų vaikų. 26 ir daugiausias skaičius, kiek aš matau. Tai dar kartą pasidarysiu, tai jau kaip dariau. Įsijungiam žemėlapį ir visas lentelės. Čia tiek daug modų pasisiuntęs, nors nebūtinai čia Nyvos eina po biškį funkcijų navarotų. Taip vėl ir įsijungia tas lentelės, mes biškį užknisim. Nu ir vėl, o dabar aš susižiūrėjau į telefoną. Varožiam iš tam. Negu 8 minutės filmuojam pagal mane. Tai ką žinau. Dar kokias. Nu, kai nukūsim šitą daugą, išversiu grūdis ir tada pabaigsiu epizodą. Tai nebūtų pats ilgiausias. Greitai Nyva tvarkos, kaip klausinti, 30 mėnesių. Man patinka šitą Nyva. Šitą Nyva dar turėsim porą sezonų. Lemu, kai pradedu filmuoti visur lengvai atidaryti. Čia šitą dalyką dar kartą padarysiu. Nu tai, va, čia jau gal, du važiavimai su Nyva liko. Kažkaip nenoriu, kad palikčiau įsikišusių grūdų, nes nelabai gražiai atrodys. Bandysim viską iš vieno karto paimti. Nežinau, kaip išės, bet Nyva gal kas tvarkos. Nežinau, dabar biškai geriau yra iš lauko. Gal ir palikau. Nieko nevažiuosiu, ar gal paimsiu. Ne problema. Ir vis tiek aš palikau, pat. Dabar, ką galiu. Kažkaip. Man atrodo, aš nepulsim iš šito vieno važiavimo, bet čia, nežinau, čia nenupulsim eiti, nesistengsiu. Nedidelis yra Nyvos skaiderius, apie 3 metrų, nu to pasižiūrėsiu. Nereiktų žiūrėjimų, pagalvoju. Į krūmus biškį nuvažiuosim.
Nu va, jau nukuliu šitą lauką. Čia mažas laukas yra. Jaučiu užsikalsiu pinigų, nusipirksiu kažkiek laukų, kad turėčiau savo, turiu porą savo prie namų yra, bet jis nėra užsėtas. Pirmas laukas yra mano, oi 24 ir tai didelis. Tai jaučiu važiuosiu 24, va, neužilgo. Mano kamuš nesusikaldžiu. Tai išpilam tos grūdus. Jau 10 minučių filmuoju. 10 minučių filmuoju. Tai va. Spilsime 10 kombainų. Aš nežinau, tai palaudiniai modas. Aš jau esu įsirašęs. Taip patikrinsiu. Man atrodo, čia neatsimenu kaip. Autorių P. Ne, įsiaiškinsiu iš kada vėliau. 6 mūlų. Yra važiuojam. Į fermą. Blemba. Dabar čia yra šansas susi. Vėl ne taip kodų suvedį. Jau 12 beveik. Minučių filmuoju. Bandysiu dar paskui pasidarysiu avim bizniuką. Ten dabar negaliu parodyti, nes neturiu avų, gal bus. Kultivarkai atsidarys, pavasaris ateis. Ne, aš neturiu, čia už tą vieną paletę gauna, kur prikrauna pilną. 10 štukų, tai labai apsimoka. Va, pastatysim kombainį, išpilsim ir tada baigsim epizodą. Tai va. Nusipirksiu kokį. Aš jums galiu parodyti, ką aš esu nusipirkti. Arba ne, tegu lieka paslapti. Kitame epizode sužinosit. Tai va, pastatom Nivą. Sėdamės į mūsų MTV. Tai visada aš pamiršau iš to. Blemą tikrai. Vieną gal nesvarbu. Važiuojam toliau. Tai čia buvo pasibūdino biškį. Štai biškį netikroškai, kad jie būdavo MTZ kanalą nudą, aš jums galiu parodyti. Parodžiu. Bet buvo minusai, tai ką daugiau padaryti galima. Matot, 0 kainavo. Gal biškį nesąmonė, bet nieko tokio, kažkaip. Važiuojam. Dabar man reikia susirasti. Kur čia yra... O, čia yra iš viso mane, man atrodo šitas. Ne, tai šitas. Šokame MTZ. Man visai patinka šitas žemėlapis. Žemėlapis. Man dabar įdomu, kaip atidengti. Bandysiu su 8, 5, 6. Va šitą. Bet nesąmonė, kad žemėlapis. Gerai, va tai va padarysiu. Išjungsiu visas lentelės. Ir bus normaliai. To aš esu įpratęs su tokio priekabą važiuoti, bet jau seniai gal nevažinėjau, nežaidžiau su naujoviška technika. Beveik 15 minučių filmuoju. Ai, čia tai nesiseka. Ir grįžom. Tai va. Išpylėm. Pažiūrim ar viską. Na kągi, tai aš buvau su jumis, aš buvau Vakarų 5. Iki kito karto. Iki.